kągi, mes jau 2 dienas Kaune matėm visko, gražių žmonių, įdomių vietų. Ir galų gale galim pasakyti, ate Kaunui ir judam link Kazlų Rūdos. Liko 39 km, ar nepavargom? Ne! Ne, puikiai jaučiame. Taip, kad Kazlų Rūdiečiai, laukit, mes atvarom. Sveiki, koks tavo vardas? Dovydas. Tavo? Paulina. Paulina, tai sakykit, aš žinau, kad jūs pora, taip? Taip. Taip. Tai gal krepšinį suvedė? Būtent. Krepšinis. Esam pasauly tik 3 milijonai. Varom už Lietuvą! Padainupių kaime žmonės yra tikrai labai darbštus. Pasižiūrėkit, čia Ravi kažką ieškot, gal kokio aukso, sakykit. Auksą ir sidabrą. Labai gerai, Lietuvos rinktiniai reikės aukso, nu, nežinau, blogiausiu atveju sidabro. Tai kaip sekėsi mesti į kašį? Nu, nevykusiai vieną bandymą dariau ir to nepasiekė be flanko. Tai ūgio trūksta. Nu, man dabar jau galbūt ir ne, bet žaisti krepšį tai tikrai trūksta. Tokių į komendą. Aromus! Lietuvą! Visi iki vieno. Ir žinokit, jie tikrai varo visi iki vieno. Tiek, kiek šeimoje narių turi, tiek ir varo. Kaip čia taip sugalvojat visi iki vieno varyt? Nu tai šeima ir yra šeima. Jeigu visi, tai visi iki vieno. Sirgaliai, nebemiega ant žemės kamuoliai. Mes su tavim ten turim eit. Šiandien karavane už Lietuvą varo ypatingą įžaidėją, jį vardu Živilė. O Živilės situacija yra ypatinga tuo, kad... Aš laukiuosi, esu neščia 5 mėnesius ir 3 savaitės. Živilė, ką daktarai sako apie tokį sprendimą varytis kamuolį ypatingoj būnant situacijai? Sako, tai gerai, va. Kiek dabar čia mes 6 varom, bet realiai va 7. Lietuva mes už tave! Ryštas, ryštas ir galia! Lietuva mes už tave! Kągi, tai ačiū Kazlų Rūdai, todėl kad mus tikrai fantastiškai sutikot. Ačiū! Tikrai taip, ir rytoj mes varom į Prienus ir Birštoną. Nenusileiskite. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras. Aš myliu krepšinį.